atlėkėm po šalnų. Ir aišku, suskubom žiūrėti, kaipgi išgyveno mūsų augaliukai. Tai nuo aviečių plevelė kai kur yra nupūsta vėjo, nes tvirtinom jau, kai buvo tamsu. Ir kai kur nelabai gerai pritvirtinom, bet nieko tokio. Vaizdas kaip ir nėra labai baisus. Aišku, pašalė kažkiek tai, bet nestipriai. Na taip, čia juoda. Juoda. Ir ten juoda. Tai matyt, kad jo, čia bus nušalę. Nu, bet nėra ko norėčiau, kadangi buvo nedaug tų žiedų, tai nedengiam. Nes kaip ir būtų nelabai apsimokėję, čia labai daug ilginių metrų. O dėl tų kelių žiedų plėvelę naudot nenorėjom. Tai, nu ką žinau, dar šią naktį bus šalta. Tai turbūt nušals tie, kurie dar nenušalo. O vietės lyg ir visai viskas gerai. Labai vėjuota, bet ir labai smagu matyti va tokius va vaizdus. Tai reiškia, kad braškės skinsim už kokių 2 savaičių. Įsivaizduojat? Neįtikėtina. Tiesiog neįtikėtina. Labai laukiam. Labas rytas, sušalęs rytas. Naktį buvo šalta, tiksliau paryčiais. Šiuo metu yra 6 ryto, tai viskas yra ganėtinai sušalę. Net ir plėvelė su šiaudais blizga. Šita avietė buvo išlindus ir jinai yra, tokia visa labai kieta. Įdomu, kaip jai seksis, kai atitirps. O kas po plėvelę, tai lyg ir normaliai. Matysim. Ajajai, kaip šalta. Kuo arčiau vandens, tuo balčiau ant žemės. Matėsi, kaip nušalė, ne? O kiek garsų gamtoje 6 ryto. Paukščiukai, gegutės, gervės. Labai apšalusios. Čia neužtekę mum yra plėvelės, tai ne viską apdengiam. Nežinau, kaip čia bus. Dar vakar ten, kur šiaudus dengiam, irgi neuždengiam plėvelę. Sakom, taigi nebus čia didelės šalnos. Ar nebus taip, kad veltui? Kaip akmenukas lapai. Bet čia gal dėl to, kad šalia vandens, nes čia visą laiką tokioj vietoj būna stipresnė šalna. Taip atrodo braškės, kurios neuždengtos. Liūdnai. Labai liūdnai. O kodėl nebedengiam aviečių? Nes, kažkaip mes nudengiam, nes šiaudus dėjom ir jos taip susisukė po tą plėvelę. Čia va nulinkė ne dėl to, kad nušalo, o dėl to, kad buvo po plėvelę. Tai aš manau, kad jos atsities. Saulytė pašvies ir viskas bus gerai. Šalčio tai buvo, nežinau. Šiaip pagal Ventuski programėlę turėjo būti pas mus -1, bet spėjom, kad buvo daugiau. Oro temperatūra 6 ryto buvo +1, bet viskas apšalė stipriai. Tai
Buvo daugiau nei -1, nes laistymo siurblyje vanduo buvo sušalęs. Tai nežinau, kiek čia galėjo būti minuso, bet saulytė pašvietė ir visas pašalas greitai dingo. Pasimatys, aišku, po poros dienų, ar čia kas nors pašalo ar ne avietėse. Čia šitie nurudavę lapeliai dar yra po to pirmojo -6 šalčio. Tai matysim kitą savaitgalį, kaip jos atlaikys. Nors šiaip atvažiuosime vidury dar savaitės, nes nuo trečiadienio, man reikės, jau pradeda šiltėti orai. Ir dienomis bus +22. Tai reikės nudengti braškes, nes dabar šiuo metu pas jas negali patekti bitutės. Tai dar palaistysim su trąšomis ir lieksim namo.